Sveiki! Šiandien Utena Stunt Riders Team papasakos mums, į ką reikia atkreipti dėmesį perkant naudotą motociklą. Užeikime! Sveiki, Šarūnai! Sveiki! Tai papasakok dabar mums, kaip reikia rinktis naudotą motociklą. Į ką reikėtų atkreipti daugiausiai dėmesio, kokie būtų esminiai punktai. Kągi, bandysiu padėti išsirinkti motociklą. 3 pagrindiniai dalykai, kuriuos reiktų patikrinti, yra variklis, važiuoklė ir bendra motociklo išvaizda. Pradėsim nuo variklio. Šio motociklo rida yra labai maža, 15 000 km, todėl jo bendra variklio išvaizda turėtų būti gera. Reiktų pasižiūrėti, ar originalios tarpinės, ar nesimato neoriginalaus hermetiko, ar variklis neapibėgęs tepalais. Pats duslintuvas, ar nėra supuvęs, ar jungtys tvarkingos. Šiaip tiesiog reiktų pasižiūrėti, ar yra motociklė tepalo, patikrinti skysčių lygius. Toliau tęsiant, nereiktų pasižiūrėti tik tai iš vienos pusės, kaip atrodo variklis. Reiktų pasižiūrėti iš abiejų pusių. Daugmaž vizualiai žvilgtelt, ar nėra tas variklis virintas. Gali būti po kritimo suvirintas kažkuris dangtelis. Tai sunku vizualiai pastebėti, tačiau kartais pavyksta. Šioje pusėje motociklo dangtelis yra apibrozdintas. Tai reiškia, motociklas buvo kritęs ant šono, bet tikriausiai nesmarkiai, nes jeigu jo net netvarkė, tai toks tas ir griuvimas. Reikėtų įsitikinti, kad variklis vedasi gerai tiek šiltas, tiek šaltas. Ar motoras nebuvo pardavėjo užkurtas, galima pasižiūrėti palietus duslintuvą. Jisai iškart momentaliai sušyla. Jeigu jisai dar yra šaltas, tai variklis tikriausiai nebuvo kurtas. Reiktų patikrinti, ar įsijungia ventiliatorius. Dažniausiai, jeigu būna motociklas aušinamas skysčiu, prie 90, tarp 90-100 įsijungia pagalbinis radiatorius, ventiliatorius. Vizualiai motociklai dažniausiai vis tiek būna pabėgę ties tarpinės, ties dangteliais ir labai lengva pasižiūrėti, ar motociklas buvo plautas ar ne. Čia suodžiai ir jie matosi, kad motociklas neleidžia tepalo ir yra pakankamai geros būklės. Reiktų nepamiršti patikrinti važiuoklės. Priekinės šakės tikrint reikia laikyti priekinį stabdį, šiek tiek pamaigyti šakės. Jeigu jos bus prastos būklės, jos iškart bus susitepalavusios. Ta sveikos šakės nepalieka jokių žymių. Tuo tarpu šakė, kurią jau reikia tvarkyti, ant jos lieka tepala. Ir tai akivaizdžiai matosi. Galinį amortizatorių taip pat labai paprasta patikrinti. Motociklą spaudžiant žemyn ir staigiai atleidžiant, jisai negali šokinėti, jisai turėtų taip veikti kaip ir šis. Po biškelį lėtai gražiai sugrįžti savo pradinę būseną. Pagal padangų nusidėvėjimą lengva nuspręsti, kaip motociklas buvo eksploatuojamas. Ar jisai buvo eksploatuojamas tiesiam keliui, tai būna išvažinėtas vidurys. Jeigu padanga nudylusi daugmaž vienodai, tai jisai buvo dažniausiai eksploatuojamas užmiesčio keliukose vingiuotose arba tiesiog mieste. Padangos gylis turėtų nesiekti gamintojo nustatytas atžymos. Kitaip ją jau reikės keisti. Nepadengėkit pasižiūrėti padangos gaminimo metus, nes jeigu padanga senesnė negu 5 metai, jinai jau bus pakankamai sukaulėjusi ir ją irgi taip pat reikės keisti. Padangos, jeigu jau bus senos, jis bus sutrūkinėjusios. Šiuo atveju padangos nėra dar sutrūkinėjusios, nesimato įtrūkimų, tai jos dar pakankamai šviežias. Priekinius diskus galima patikrinti juos palietus. Ta vieta, kuri kontaktuoja su kalodėlėmis, turėtų būti lygi, neturėtų būti grevelių. Jeigu yra atsiradę greveliai, tikriausiai nebuvo keistas kalodėlės laiku. Jeigu stabdžių sistema hidraulinė, reiktų pasižiūrėti, ar skystis šviežis ar ne. Dažniausiai šviežis skystis būna šviesus, skaidrus, o jau pavažinėtas ir senas skystis būna tamsus. Šiaip grandinė turėtų turėti laisvumą. Apie 3-4 cm jį turėtų judėti nuo savo žemiausio iki aukščiausio taško. Parūdys ir pakankamai ištempta iki galo, tai ją jau tikriausiai reikės keisti. Dažniausiai priekinė žvaigždė būna paslėpta po dangteliu, todėl jos tikriausiai patikrinti nepavyks. Šiaip motociklą tik nuplovas, jisai grandinė dažnai susioksiduoja, dėl to
Šitie dar yra nekritiniai parūdijimai. Bet jeigu jau parūdijo ten, jau nebe kažką. Čia yra pavyzdys, kaip atrodo nauja žvaigždė ir jau pavažinėta. Dar nėra pačios blogiausios būklės, tačiau jau šios vietos yra išdylusios ir nebetitinka grandinės narelių. Jeigu bent kartą esate varęs technikinę apžiūrą ar automobiliui ar motociklai, tai galite pasižiūrėti tuos elementarius dalykus kaip posūkiai, stabdžių varlytės ar veikia, garsinis signalas. Dar svarbu apžiūrėti visą motociklą. Ar jisai buvo griuvęs, buvo plasmasės tvarkytas, galbūt buvo linkęs rėmas ar sulankstyti ratai. Motociklai turi tokią savybę kaip griūti, todėl labai lengva nulaužti motociklo kojeles. Ir jeigu tik motociklas yra kritęs ant šono, labai paprasta tai pamatyti nuo kojelių, nes jeigu jos būna tik apibrozdintas, tai jau dažniausiai nekeičia, tačiau matosi iškart, kad motociklas yra kritęs. Bėgių kojelė arba kojinio stabdžio kojelė būna taip pat užlinkusios, kaitintos, tiesintos. Ta galima nesunkiai identifikuoti. Jeigu išeina, pasižiūrėkite plasmasės, ar jos nebuvo lituotas. Patikrinti, ar vienas raktelis atrakina visas spinas, nes dažnai būna motociklo daužtas bakas ir daleiskim pakeičia baką, bet nepakeičia kamštelio. Tai tada sėkmės atidarant baką. Duslintuvas buvo minkštai kliudytas. Duslintuvas dažniausiai būna iš vientiso gražaus metalo ir jeigu jis būna pažeistas, jį labai sunku atitaisyti. Čia šiek tiek matosi, kad buvo duslintuvas pažeistas. Čia yra priežastis, dėl ko buvo tas duslintuvas sulenktas. Buvo linkęs radiatorius ir jisai buvo atsidėrėjęs į kolektorių. Tai šitas radiatorius yra pakankamai šviežias, vos kelių dienų senumo, bet ir originalus radiatorius dar nėra pačios blogiausias būklės, neskaitant to, kad po griuvimo jisai buvo sulenktas. Tačiau vėdinimo kanalai ir pakankamai geros būklės. Nepatingėkit biškelį prasirdytą motociklą, kas yra minimaliai padaroma be jokių įrankių. Vizualiai labai paprastai matosi, kurie laidai jau buvo karpyti, kas buvo perklijuota. Taip pat čia lengvai galima pastebėti plasmasės iš vidaus, ar jos buvo lituotas, galbūt dažytas. Tikimės, kad šie patarimai jums buvo naudingi ir padės įsirinkti jums motociklą. Tai tiek, susimatysime kelyje.